Veterinarijoje, kaip ir žmonių medicinoje, klinikos yra tam tikrų tipų. Vienos jų yra universitetinės, kurios yra prie universiteto, kitos yra tokios bendros, kur sprendžia daug įvairių dalykų, bet jų sritis nėra tokios gilios, jo teikiamos paslaugos nėra tokios super sudėtingos. Ir yra trečia rūšis klinikų, tai yra referentinės klinikos, kurios dirba labai siaurose srityse, bet sprendžia labai didelės, gilias, sudėtingas problemas. Tai mes atidarant šitą kliniką ir norėjom būtent į tai krypti, nes per klinikos 25 metus užaugo pacientų ratas ir pamatėm, jog mūsų ortopedijos ir neurologijos sričių pacientų yra didžioji dalis, dėl to norėjom visus juos gebėti aptarnauti operatyviai, greitai. Prie šitų paslaugų yra neatsiejama ir minkštųjų audinių chirurgija. Tai va tokios 3 kryptys, kuriuose dirbam. Ortopedinės, neurologinės ir minkštųjų audinių procedūros pas mus atliekamos praktiškai visos, kurios yra. Dėl to teko kažkaip priimti sprendimus ir atidaryti naują kliniką, kurioje yra viskas, ko reikia būtent šitoms sritims, kad atėjęs pacientas gautų apžiūrą, konsultaciją, reikiamus tyrimus ir reikiamą gydymą. Tam klinikoje dirba 3 ortopedai, 2 neurologai, 1 minkštųjų audinių chirurgė, 4 padėjėjos ir 2 administratorės. Daktarai mūsų visi turi ilgametę patirtį, kai kurie jau dirba daugiau apie 10-15 metų, kiti dėsto Lietuvos sveikatos mokslų universitete studentams, veda seminarus, mokymus kolegoms iš kitų veterinarijos klinikų. Tai labai džiaugiamės, kad pavyko suburti tokį kolektyvą ir užtikrinti tinkamą profesionalų gydymą savo pacientams.